nėštumo metu su gydytoju susitikti netenka labai dažnai, tai yra skiriama tik tai maždaug pusvalandis per mėnesį. Ir tikrai nėščiosiom paprastai kyla daugiau klausimų, į kuriuos negauna atsakymų vizitų metu. Todėl manau, kad kažkokiais moksliniais įrodymais pagrįsta informacija, patikima informacija yra svarbi, nes paprastai nėštumas yra tas laikas, kada nėščiosios nori žinoti apie save, apie savo vaiką ir daug kyla tiesiog natūraliai klausimų dėl besikeičiančio gyvenimo, besikeičiančio kūno. Ir webinaro struktūra bus tokia, kad aš paskaitysiu 3 pranešimus apie tyrimus nėštumo metu, odontologinę pagalbą nėštumo metu ir apie pogimdyminę depresiją. Ir tuomet, jeigu kiltų klausimų, tai prašyčiau tuomet juos užduoti valdikliuose, kur yra Q&A, questions and answers. Ir tenai rašyti, tuomet aš po pranešimo peržiūrėsiu, kokių yra klausimų ir juos atsakysiu. Tai galbūt dar norėčiau trumpai padėkoti žmonėms, kurie padėjo šitam webinarui pasiruošti. Norėčiau padėkoti verslo treneriui Linui Stalnioniui, kurio čia buvo ir idėja ir kuris man padeda techninę dalį apiforminti. Noriu padėkoti Jurgitai, Daivai, kurios padėjo išpopuliarinti šitą renginį. Ir be abejo, labiausiai dėkoju visom ir visiems, kas skyrė laiko ir prisijungė prie šito renginio. Taigi, pirmoji tema – tyrimai nėštumo pradžioje. Sužinojus nėštumo faktą, vėlgi dažnai kyla visokių klausimų, ką toliau daryti, kur kreiptis, kur eiti. Ir nusprendus jau pasirinkus gydytoją, į kurį kreiptis, ar kliniką, į kurią kreiptis, paprastai viskas prasideda nuo nėštumo diagnozės, nustatymo, dokumentų pildymo ir tyrimų atlikimo. Tai laboratoriniai tyrimai, jie visi, jeigu jau turite nėščiosios korteles, tai ten pirmame puslapyje yra surašyti visi tyrimai, kurie yra būtini nėštumo metu. Kartais galbūt gali kilti klausimų, o kodėl tos tyrimus reikia daryti, kodėl tai yra svarbu. Ir iš tiesų dar pasitaiko tokių situacijų, kada tyrimus jums atsiunčia elektroniniu paštu, juos pamatote dar iki vizito pas gydytoją ir ten kartais raudonuoja kažkokios eilutės, tai gali sukelti nerimą, jaudulį ir nežinojimą, o ką tai reiškia, ar tai yra skubu, ar reikia man tą pačią dieną patekti pas gydytoją, ar galiu palaukti. Tai pabandysiu tuos klausimus apžvelgti. Tyrimų sąrašas, kaip jau sakiau, tai yra nėščiosios kortelėje ir kur jūs besilankytumėte, ar valstybinėje, ar privačioje gydymo įstaigoje, pagal tvarką tyrimai yra privalomi lygiai tokie patys. Tai tiesiog bendrieji klinikiniai tyrimai, bendras kraujas, bendras šlapimas, infekcijų žymenys, hepatitas B, sifilis ir živ. Jeigu moteris nežino savo kraujo grupės, tai tuomet yra nustatoma kraujo grupė rezus faktorius. Jeigu tai yra žinomas faktas iš ankstesnio nėštumo ar iš anksčiau buvusių operacijų, tai be abejo šito tyrimo galima nekartoti, tiesiog tik tai pageidautinas dokumentinis įrodymas, tiesiog kažkoks tai išrašas ar tyrimo protokolas, kuriame būtų įrašytas rezus faktorius ir kraujo grupė. Ir moterim, kuriom yra nustatytas neigiamas rezus faktorius, tai tuomet papildomai atliekamas tyrimas rezus antikūnam nustatyti. Dar vienas tyrimas tai yra šlapimo pasėlis dėl besimptomės bakteriūrijos, apie jį šiek tiek plačiau pakomentuosiu vėliau. Ir gliukozės kiekis kraujyje, tai nėštumo pradžioje yra neatliekamas gliukozės tolerancijos mėginys, o tiesiog alkio glikemija, vienkartinis kraujo tyrimas. Kartais moteris painioja tą tyrimą su gliukozės tolerancijos mėginiu ir jo bijo, nes apie tolerancijos testą yra daug visokių gandų, mitų, kaip tai yra baisu, kaip tai yra nepriimtina, pykina ir panašiai. Tai čia tiesiog yra įprastas pradžioje kraujo mėginys, kur nereikia gerti cukraus.
Na, kaip minėjau, ko tikėtis iš rezultatų? Aišku, rezultatus visada geriausiai aptarti su gydytoju ir išgirsti jo komentarą. Tačiau jeigu taip nutiko, kad gavote jos elektroniniu paštu ar ten pamatėte e-sveikatoje, kad yra tyrimų rezultatai, tai žinoma smalsu yra peržiūrėti, kas ten parašyta, ką ten pamatysiu. Na ir kartais gali gąsdinti tokie raudoni laukeliai, kur reiškia, kad tyrimas netelpa į normas. Tai sakykime, ar sunerimti tuo atveju ar ne. Sunerimti turbūt nereikėtų. Vis tiek pirmiausiai sulaukite objektyvios informacijos ir gydytojo įvertinimo, nes nėštumo metu vyksta tam tikri fiziologiniai pokyčiai kūne ir taip pat ir kraujo sistemoje. Tai kraujo didėja skystosios dalies, mažėja ląstelių procentinis kiekis ir už tai nėščiųjų kraujo tyrimo normos yra šiek tiek kitokios. Tai, sakykime, čia konkretus pavyzdys, hemoglobinas 111, kaip ir netelpa į normas, tačiau nėštumo metu jos yra kitokios ir nėščiosiom tai yra dar normalus hemoglobinas. Lygiai taip pat su hematokritu, kas rodo vėlgi skystosios dalies ir kraujo ląstelių santykiai, jisai irgi būna nėščiosiom mažesnis. Dažnai didėja leukocitų kiekis nėščiosiom. Tai vėlgi gali būti visiškai normalus pokytis, dėl kurio nereikia sunerimti. Aišku, infekcijų rodikliai tai visada reikia tikėtis, kad jie bus neigiami, nes esant teigiamiam, tuomet gali laukti papildomas ištyrimas, papildomos konsultacijos ir panašiai. Vienas svarbus dalykas, su kuo esu susidūręs gyvenime, tai svarbu, kad būtų paimti tie tyrimai. Pavyzdžiui, hepatito B tyrimas. Yra HBS toks antigenas, kuris turi būti tyriamas nėščiosiom. Hepatito B viruso tyrimų yra daugiau, kai kurie rodo ligos aktyvumą, naują užsikrėtimą ir panašiai. Tai svarbu atlikti teisingą tyrimą, nes esu matęs gyvenime situacijų, kada buvo paimtas ne tas tyrimas, jisai buvo negeras ir tuomet visą nėštumą buvo nerimo, o kaip čia su to hepatitu B, tiksliau, atsiprašau, ne visą nėštumą, dalį nėštumo, kol buvo atliktas reikiamas tyrimas ir jis parodė, kad viskas ten yra gerai. Gliukozės kiekis kraujyje nėščiosiom, pirmoji ta glikemija alkio, jinai turėtų neviršti 5,1 milimolio litre, nes jeigu viršė šitą kiekį, tai tuomet yra nustatomas nėščiųjų diabetas. Tada nebereikia atlikti gliukozės tolerancijos testo 24 savaitę ir tuomet jau tenka pradėti tą kelią kaip kitokios priežiūros, kur įsitraukia į komandą papildomi specialistai, tai yra endokrinologai, kurie stebi glikemiją, vertina, ar pakanka dietą reguliuoti, ar reikalingas ir insulinas. Ir šlapimo pasėlis, aišku, vėlgi, jeigu neišaugo bakterijos, tai yra gerai. Taip pat dėl šlapimo pasėlio gali būti, kad bakterijos išauga. Ir tai dar nereiškia, kad yra blogai, nes turėtų būti tam tikras bakterijų kiekis. Jeigu yra mažiau negu 10 laipsnių kolonijas formuojančių vienetų, tai laikoma neigiamų tyrimų. Jeigu yra daugiau, tai tuomet tyrimas yra teigiamas ir tada reikia imtis veiksmų. Kaip jau minėjau, apie normas, tai normos šiek tiek kitokios. Tai hemoglobino, sakykime, norma nėščiai 1 ir 3 nėštumo trečdalį yra 110 gramų litre, hemoglobinas 2 nėštumo trečdalį dar gali būti ir 105. Apie gliukozę jau šiek tiek papasakau, kad tai yra iki 5,1. Feritinas jis nėra privalomas tyrimas, bet gana dažnai atliekamas nėštumo metu, nes feritino tyrimas rodo geležies rezervą. Nėščiosiom gali būti dar geras hemoglobinas, tačiau sumažėjęs geležies rezervas. Ir ilgainiui, kadangi nėštumas yra tokia būklė, kurios metu padidėja geležies poreikis, nes vaisius sunaudoja dalį geležies, tai tuomet ilgainiui vystysis mažakraujystė esant mažoms geležies atsargoms. O tai rodo sumažėjęs feritinas,
normos yra nuo 50 iki 150, jeigu mažiau 15, tai jau yra laikoma, kad tai yra visiškas atsargų išsekimas. Ir tada, nepaisant gero hemoglobino rodiklio, tenka pradėti vartoti geležies preparatus. Paprastai profilaktiniam dozėm, mažą dozę, tai čia jau, vėlgi, gydytojas apie tai papasakoja vizito metu ir paprastai parekomenduoja preparatą. Ir kaip sakiau, aišku, infekcijų žymenys turėtų būti neigiami, nes jeigu nors vienas teigiamas, tai tuomet reikalingas, aišku, detalesnis ištyrimas, papildomi tyrimai tam, kad suprasti, kodėl tai yra teigiamas rodiklis. Šlapimo tyrimų svarba. Bendras šlapimo tyrimas jis yra pats dažniausias tyrimas nėštumo metu. Jis atliekamas pradžioje ir po to atliekamas kiekvieno vizito metu nuo 24 savaitės. Kodėl tai yra svarbu? Nes tai rodo dvi tokias būklės, kurios gana dažnos nėštumo metu, tai yra šlapimo takų infekcija, tuomet šlapimo tyrime randami leukocitai, teigiama nitritinė reakcija, gali būti kraujo elementų randama, eritrocitų. Ir kita būklė tai yra tos hipertenzinės nėščiųjų būklės arba kraujospūdžio padidėjimas nėštumo metu ir viena iš to forma yra preeklampsija. Tai preeklampsija pasireiškia padidėjusiu kraujo spaudimu ir pokyčiais visame kūne, tame tarpe ir šlapimo šalinimo sistemoje ir šlapimo tyrime tuomet matome baltymą. Vėlgi baltymo maži kiekiai pėdsakai gali būti randami nėštumo metu, nes nėščiųjų kūne keičiasi ir pralaidumas pro inkstus. Tai iš esmės pro inkstus pralaidumas didėja ir kartais maži kiekiai baltymo gali būti randami. Jeigu baltymas matuojamas kiekybiškai, tai tuomet vienkartinėme mėginyje turėtų būti ne mažiau kaip 0,3 gramo litre, tam, kad tyrimas būtų teigiamas. Bet vieno tyrimo neužtenka, turėtų būti dviejose tyrimuose iš eilės 0,3 ir daugiau, tam, kad būtų patvirtinta preeklampsija. Šlapimo pasėlis, kodėl šitas tyrimas yra atliekamas, nors jokių skundų nėra ir bendras šlapimo tyrimas gali būti geras, tai iš tiesų šlapimo pasėlis yra svarbus, nes dalis sveikų moterų turi bakterijų šlapimo takuose. Jos tiesiog kolonizuoja šlapimo takus ir ten gyvena. Normaliom sąlygom jos nekelia problemų, nekelia grėsmės ir nieko daryti nereikia. Tačiau kalbant ne apie nėščiąsias, planuojant kokias nors planinės operacijas šlapimo takų arba įvykus nėštumui, kas irgi yra didesnė rizika šlapimo takų infekcijos, tuomet tai pasidaro svarbu. Nėščiosios, kurios turi negydytą bakteriūriją, jos turi 20-30 kartų didesnę riziką sirgti inkstų uždegimu nėštumo metu. Todėl šlapimo pasėlis labai svarbus. Ir jis turėtų būti atliekamas pirmame nėštumo trečdalyje ir radus pakitimų būtinai reikia skirti antibakterinį gydymą ir po to kartoti pasėlį, kol jis taps neigiamas. Vėl ne tol, kol taps neigiamas, gali būti situacijų, kada jeigu jis netaps neigiamas 3 kartus, tai tada yra kitos prevencijos priemonės, bet tiesiog šis faktas neturi būti ignoruojamas, o turi būti į tai reaguojama ir imamasi veiksmų. Kokie dar tyrimai gali būti atliekami nėštumo metu? Vėlgi čia yra nebūtinieji tyrimai, tačiau jie yra gana dažnai pasitaikantis. Tai skydliaukės hormonai. Čia aktualu yra tom moterim, kurios turi skydliaukės patologiją. Pavyzdžiui, autoimuninį tiroiditą arba hipotireozę, kada skydliaukė gamina mažiau skydliaukės hormonų ir tenka vartoti jos papildomai. Tai nėštumo metu keičiasi ir skydliaukės funkcija. Paprastai ji mažėja, todėl reikalingas yra tų moterų, kurios turi skydliaukės ligų sekimas ir kontrolė skydliaukės hormonų kiekio kraujyje. Paprastai prireikia didinti tiroksino dozę, jeigu moteris vartoja tiroksiną. Jeigu priešingai yra hipertireozė ir tiroksino yra per daug, moteris vartoja vaistą slopinantį tiroksino veikimą, tai tuomet to vaisto dozę paprastai reikia mažinti. Citologinis gimdos kaklelio tyrimas, patikra dėl gimdos kaklelio vėžio, rutiniškai neatliekama nėštumo metu, tačiau gali būti situacijų, jeigu tai yra, moteriai tiesiog
vienintelė priežastis apsilankyti pas ginekologą nėštumas ir neskiria dėmesio prevencijai labai senai buvusi ir tyrimas neatliktas seniau negu 3 metai, tuomet nėštumo pradžioje gali būti atliekamas citologinis gimdos kaklelio tyrimas. Vėlgi, tai tikrai nedažnos situacijos, be abejo, tai galima aptarti su paciente, pasiūlyti ir pati nėščioji tuomet galėtų spręsti, ar atlikti tą tyrimą nėštumo metu, ar visgi geriau palaukti ir ateiti po gimdymo. Dar tokie tyrimai, kurie dažnai yra apie juos klausiama, pacientės domisi, nes yra girdėjusios apie tai, tai yra citomegalo viruso ir toksoplazmozės tyrimai. Tai yra tokie infekcijų sukėlėjai, kurie nėštumo metu gali sukelti tam tikrų problemų. Citomegalo virusas, jis yra labai paplitęs visuomenėje ir tikrai labai didelė visuomenės dalis yra turėję kontaktą su šiuo virusu ir už tai atliekant tyrimus imunoglobulinų iš kraujo, jie bus teigiami, tiesiog įrodys, kad yra buvęs kontaktas. Tai tiesiog citomegalo virusas turėtų būti tyriamas tik tai simptominiam pacientam, kada yra kažkokie peršalimo simptomai ir yra įtariamas, kad būtent šis virusas sukėlė, tai tuomet verta daryti šitą tyrimą ir išsiaiškinti, ar tai nėra citomegalo virusas. Kitas toksoplazmozė, tai šiek tiek kitas plitimo kelias, tai paprastai yra per nešvarias rankas, per maistą plintantis sukėlėjas. Katės yra tarpiniai šeimininkai, tai vėlgi tos nėščios, kurios laiko namuose kates, kurios veda jas į lauką arba jos laisvai vaikšto lauke, jeigu yra darbas susijęs kažkokiu žemės ūkiu, žemės darbais, tai tuomet taip yra rizika toksoplazmozei, tada galbūt verta šitą tyrimą atlikti. Makšties išskyrų tepinėlis, tai yra irgi dažnas tyrimas nėštumo metu, rutiniškai visom nėščiosiom jo atlikti nereikia. Nors yra pastebėta sąsajų su tam tikrom makšties infekcijom, kaip, pavyzdžiui, bakterinė vaginozė. Tai bakterinė vaginozė gali sąlygoti priešlaikinį gimdymą, priešlaikinį vaisiaus vandenų nutekėjimą. Tačiau atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad tyriant visas nėščiąsias bendri rezultatai nėra geresni. Už tai tyrimas yra rezervuotas ir jis atliekamas tik tai esant skundą, tik tai esant pagausėjusiom, pakitusiom nemalonaus kvapo išskyrom ar ten varškės pavidalo išskyrom, tai tuomet atliekamas makšties tepinėlis ir gydymas skiriamas pagal makšties tepinėlių rezultatus. Ir dar viena iš infekcijų, vėlgi, jeigu yra kažkokių tai rizikos veiksnių, tai dar gali būti tyriamas hepatitas C kartu su hepatito B tyrimu. Jeigu hepatito B, pavyzdžiui, tyrimas teigiamas, tada turbūt gal verta ir dėl C pasitikrinti. Be abejo, tai nėra baigtinis sąrašas, gali būti tyrimų atliekama daug ir turbūt mažai yra tyrimų, kurių iš vis negalima nėščiosiom atlikti, nes nėščios gali įvairiom lygom sirgti, tai todėl čia tiesiog paminėjau tos dažniau atliekamus tyrimus, su kuriais gali tekti susidurti daugeliu nėščiųjų. Ir šio pranešimo mano tikslas buvo labiau galbūt akcentuotis į tą vadinamą prenatalinę chromosomų anomalijų patikrą, kada tiesiog į tos vadinamus genetinius tyrimus ir pakalbėti šiek tiek apie tai. Tai genetiniai tyrimai arba chromosomų anomalijų patikra, yra tvarka galiojanti, kam jinai privaloma, kitiem gali būti atliekama pagal pageidavimą. Tai iš esmės dažniausiai su kuo susiduriama, tai yra vyresnis moters amžius. Apytikriai vidurkis gimdyvės Lietuvoje šiuo metu yra apie 30 metų, pirmą kartą gimdančios apie 28 metai. Tai iš tikrųjų moterų, kurioms yra 35 ir daugiau gimdymo metu, tai tikrai yra pakankamai didelis kiekis, ir jom yra indikuotina prenatalinė chromosomų anomalijų patikra arba genetiniai tyrimai perinataliniame centre. Tai Vilniaus mieste tai yra Santaros klinikose, kitose miestuose Kaune Kauno klinikose, Klaipėdoje galbūt Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Ir jeigu moters partneris yra 42 metų ir daugiau, tai tuomet irgi yra indikuotina. Kita dažna grupė tai yra, jeigu moteris pastoja po pagalbinio apvaisinimo procedūros,
Tai vėlgi yra pakankamai dažna situacija. Dirbtinio vaisinimo procedūrų tikrai pastaraisiais metais daugėja. Tai irgi yra indikacija siųsti prenataliniai chromosomų anomalijų patikrai. Na ir gali būti kitos situacijos, infekcinės ligos, anksčiau buvusios genetinės problemos, tai taip pat yra indikacija patikrai. Na ir kas atliekama toje patikroje, tai būtinas dalykas yra vaisiaus ultragarsinis tyrimas, tai yra labai svarbus tyrimas, dažnu atveju vien jo pakanka tam, kad įtarti chromosominę patologiją arba kad nustatyti kažkokias tai raidos ydas. Na, papildantis tyrimai, tai yra kombinuotas testas arba dažniausiai priska metodika naudojama, tai paprastai pacientės tai vadina priska, kuomet ištiriami du hormonai iš kraujo, tai chorioninis gonadotropinas ir placentinis baltymas, ir iš to skaičiuojama rizika. Na ir trečia galimybė, tai yra NIPT, neinvazinis prenatalinis tyrimas, kuomet iš mamos kraujo yra išskiriamas vaisiaus DNR ir tuomet gana tiksliai galima nustatyti chromosominę patologiją. Na, trumpai apie kombinuotą testą, kaip reikėtų vertinti jo rezultatus. Jeigu taip nutinka, kad matote tą tyrimą prieš save, vėlgi gaunate iki gydytojo konsultacijos, kada reikėtų sunerimti. Tai iš tikrųjų rizika mažesnė negu 1 iš 1000 yra maža ir tuomet tiesiog galioja įprastinė priežiūra. Jeigu rizika yra vidutinė, tai tuomet reikalingas tuomet patikslinimas, tuomet gali būti atliekamas NIPT tyrimas arba tiesiog antro nėštumo trečdalio kombinuotas testas. Dabar, jeigu rizika yra didelė, tai tuomet aišku reikia kreiptis į genetikos centrą, kur būtų atliekami invaziniai tyrimai. Jeigu ultragarsu matomas sprando vaiskumos storis arba ta sprando raukšlytė vadinama yra iš karto didesnė negu 3,5 mm, tai tuomet nebeverta daryti biocheminių tyrimų, tuomet iš karto reikalingi invaziniai tyrimai. Na ir tiesiog bendram įdomumui patikros metodų palyginimas. Jeigu atliekamas dažniausias tyrimas, tai yra ultragarsas ir matuojamas sprando vaiskumos matmuo, tai tuomet chromosominių ligų tikimybę galime atmesti 70–80%. Jeigu papildomai įvertinamas vaisiaus nosies kaulas, tai tuomet šitas tikslumas didėja net iki 90%. Na ir neinvazinio perinatalinio tyrimo didelis privalumas yra tas, kad jis leidžia 99% tikslumu įvertinti galimas chromosominės patologijas. Na, kokia apskritai tikimybė, kaip dažnai galima susidurti su chromosominėmis lygomis. Na, tai pavyzdžiui, pats dažniausias tai yra 21 chromosomos trisomija arba Dauno sindromas. Tai jis maždaug pasitaiko 1 iš 700 naujagimių ir rizika ženkliai didėja su moters amžiumi. Kiti dažniausi sindromai, tai Edvardso sindromas ar Patau sindromas pasitaiko dar gerokai rečiau. 1 iš 5000, 1 iš 10 000. Tai iš esmės, tikimybės tikrai nėra didelės, tačiau ne visada vien rizikos veiksniai būtini, kad šitas sindromas būtų nustatytas. Deja, pasitaiko atveju, kada nėra rizikos, bet sindromai yra nustatomi. Na ir tiesiog bendrai, kokia yra struktūra tų chromosominių ligų. Tai sakykime, Dauno sindromas sudaro daugiau negu pusė jų. Jeigu pridėti šitas 13, 18, 21 trisomijas, tai sudarytų maždaug apie 70%. Na ir su lytiniam chromosomom susijusios problemos dar prideda virš 10%, tai reiškia daugiau kaip 80% yra 13, 18, 21 ir lytinės chromosomos. Ir kitom lieka, iš tikrųjų gana nedidelis kiekis. Kodėl NIPT tyrimas, kokie jo pliusai? Tai pliusai tie, kad jis gali būti atliekamas anksti nuo 10 nėštumo savaitės. Tai yra labai tikslus diagnostinis patikros metodas, paprastas, tai yra elementarus kraujo paėmimas iš venos. Gali būti atliekamas tiek laukiantis 1, tiek 2 vaisių. Visgi vien kraujo tyrimas jis neatstoja ultragarsinio tyrimo, nes iš tikrųjų NIPT tyrimas turi ribotumų. Jis tyria tai, kas ten yra išvardinta. Tyria dėl tų sindromų, kurie ten yra išvardinti.
Ir iš tiesų tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, širdies ydos, įskilas, stuburas, kažkokios ten inkstų formavimosi problemos, tai iš tų dalykų NIP tyrimas nenustatys, jis bus normalus. Taip pat yra tam tikrų apribojimų, kada negalime atlikti NIP tyrimo, tai yra, sakykime, onkologinės ligos, būklė po organo transplantacijos, jei dvivaisio nėštumo metu vienas iš dvynių nustoja vystytis, taip pat gali rezultatus iškreipti didelis antsvoris. Na ir NIP tyrimo vėlgi yra daug pavadinimų, daug rūšių. Jos iš esmės skiriasi kai kuriais niuansais, bet iš esmės tai yra labai labai panašus tyrimai. Tiesiog renkantis turbūt svarbiausiai pagalvoti, žinant, kokios tikimybės, kokie sindromai dažniausiai, galbūt renkantis geriausiai pagalvoti apie tai, kaip išsamei nori pasitikrinti. Ar užtenka tų 3 dažniausių chromosomų, ar pridėti ir lytinės chromosomas, ar tirtis dėl tų visų, ypatingai retų sindromų, kurių, tikrai dažnis yra labai labai mažas. Tai tikrai nėra tas tyrimas, kuris būtinas visom nėščiosiom, tikrai jis nėra privalomas, bet, sakykime, žinant, kad tik sprando vaiskumos matavimas yra 70–80% tikslumo, jeigu dėl to bus juntamas nerimas ir baimė, nepasitikėjimas likusį nėštumo laiką, tada tikrai verta pasvarstyti. Pirmam pranešimui tiek. Turim vieną klausimą. Taip. Dėl limfmazgio padidėjusio klausia, yra pažastyje jau porą mėnesių, nors visi tyrimai geri, ar normalu? Limfmazgių padidėjimo gali būti įvairių priežasčių. Vienareikšmiškai atsakyti, kodėl jis yra padidėjęs, būtų sunku, tačiau turbūt esant normaliem tyrimam kraujo, nerodant kažkokių uždegimų rodiklių ar kraujo ligos, tai jeigu limfmazgis jis kurį laiką nekinta, tai manyčiau, kad nieko blogo. Tiesiog reikėtų jį stebėti ir atsiradus ten kažkokiem pokyčiam, didėjant limfmazgiui, tuomet vertėtų atlikti kažkokius papildomus tyrimus, tai galbūt pradžioj ultragarsinį tyrimą ir įvertinti, kokios struktūros tas limfmazgis yra. Tai ačiū už klausimą. Daugiau klausimų nematau, tai daryčiau prielaidą, kad aiškiai viską išdėsčiau. Jeigu jų atsirastų vėliau, neišdrįsote paklausti seminaro metu, visada galite kreiptis nurodytais kontaktais arba rašyti elektroniniu paštu info@sveikata-jums.lt arba surasti mus Facebook'e Sveikata Jums klinikos profilyje ir ten tada klausti jums iškilusius klausimus. Daugiau klausimų atsirado. Taip, čiaudėjimas kiekvieną dieną ir tikrai ne po kartą, ar normalu? Taip gali būti, nes nėščiosiom kartais paburksta gleivinė nosies ir tai gali sukelti dirginimą ir dėl to gali būti čiaudulys, toksai kaip refleksinis mechanizmas, tai vėlgi tai yra normalu. Kaip atskirti hemorojų, ar po gimdymo jis dings? Hemorojus paprastai atskiriamas taip, kad išangės srityje atsiranda skausmingi guzai. Jeigu juos čiuopiate, tai be abejo tikėtina, kad tai yra hemorojus. Tai tada reikia kreiptis pagalbos savo ginekologą arba eiti pas chirurgą ar proktologą. Po gimdymo jis paprastai sumažėja. Vėlgi, kurio laikotarpio kalba? Iš karto po gimdymo gali vėl komplikuotis, gali padidėti. Ir tuomet po ilgesnio laiko tikėtina, kad sumažės ir pagerės situacija. Ar reikės kažkokių papildomų intervencijų? Siūlyčiau spręsti praėjus kokiem 6 mėnesiam po gimdymo ir tada žiūrėti, ar reikės pagalbos ar ne. Taip, Karolina klausia. Sveiki, buvo atliktas ŽPV tyrimas, rastas 16 tipas. Kokie veiksmai atliekami nėščiosios? Manyčiau, kad nėštumo metu, vėlgi, kada nustatytas tas 16 tipas? Jeigu nustatytas nėštumo metu, galbūt sakyčiau, kad reikėtų atlikti citologinį gimdos kaklelio tyrimą. Jeigu citologija yra gera, nėra pakitimų, tai tuomet galima tą atidėti po gimdymo.
jeigu jau iš anksčiau yra nustatytas ŽPV 16 ir reikalinga nuolatinė stebėsena dėl šito, tai tuomet įsivertinti, prieš kiek laiko buvo atliktas citologinis tyrimas. Jeigu jis atliktas mažiau negu prieš metus, tai tuomet jokių veiksmų imtis nereikia. Nėštumo metu reikia imtis veiksmų, jeigu yra įtariamas invazinis gimdos kaklelio vėžys. Tada reikia atlikti biopsiją ir patikslinančius tyrimus. Tiesiog vien dėl 16 tipo tik tai citologija papildoma. Taip, ir dar klausimas. Ar nealkoholinio vyno vartojimas tikrai saugus? Nealkoholinis vynas jisai nesukelia priklausomybės, tiesiog tik tai reikėtų įsivertinti, kiek ten yra cukraus. Tai, paprastai būna, vėlgi nežinau, priklauso turbūt nuo kokybės. Jeigu ten nėra daug cukraus, tai tikrai nematau problemos tame. Jeigu ten yra daugiau cukraus, tai, retkarčiais nieko, bet dažnai tai nereikėtų šito daryti. Taip, ir ar antrame nėštumo trimestre vandeningos išskyros yra norma? Taip, tai yra norma. Tiesiog gali būti gausesnės išskyros ir jeigu kyla nerimas, tuomet reikėtų apsilankyti pas gydytoją, bet iš esmės tai gali būti normalus dalykas. Taip, dėl nealkoholinio vyno dar patikslinimas, ar nealkoholinio vyno vartojimas tikrai saugus, kartais būna nurodyta 0,5 alkoholio. Ar teisingai suprantu, jog toks gėrimas jau nėra saugus? Manyčiau, kad turbūt tas 0,5 turbūt yra nurodoma apsidraudimui, nes gali būti, kad turbūt atliekant tyrimus gali būti nustatomi kažkokie tai pėdsakai, bet turbūt tai yra labai nereikšmingas kiekis ir ko gero, vėlgi, jeigu retkarčiais tai yra padaroma, tai tikrai neprilygsta alkoholio vartojimui ir, sakyčiau, kad tai turbūt nėra labai pavojinga. Manyčiau, kad kartais galima sau leisti, jeigu yra didelis noras. Ar yra didelė tikimybė, Eglė klausia, ar didelė tikimybė pakenkti vaisiui vartojant tiamazolium skydliaukės veiklai slopinti? Skydliaukės veiklai reguliuoti vaistai, jie turėtų būti vartojami nėštumo metu ir jų nutraukti negalima. Tai tiesiog blogiau būtų, jeigu nevartotumėte vaistų, tai iš esmės reikia tęsti vartojimą skydliaukės vaistų. Oksana klausia, 29 savaičių nėštumas, kartais būna, kad pilvas kaip akmuo, skausmo, išskyrų nėra. Ar tai normalu? Kartais tai yra normalu. 10 kartų per dieną ir daugiau tai jau yra ženklas, kad reikia pasitikrinti. Reikia matuoti gimdos kaklelio ilgį ir įvertinti, ar nėra priešlaikinio gimdymo grėsmės. Kartais tai yra normalu. Dar vienas klausimas. Saugu valgyti vytintą mėsą iš parduotuvės? Vėlgi, dažniausiai tai yra žalios mėsos produktas. Žalios mėsos produktus reikėtų vartoti atsargiai dėl vienos iš rizikų mano minėtos toksoplazmozės, nes su žaliais produktais tai gali būti perduodama. Tai už tai, tai turėtų būti vengtina, nebent retkarčiais galima būtų tai daryti. Ačiū, daug klausimų, tikiuosi, kad atsakiau į juos.